Guys, ir get ready with me į sodybą. Prasme, viskas, guys. Exai done, viskas yra done. Nu, gerai, ne viskas. Liko lietuvių kalbėjimas, kurio mes neturėjom. Ir šiaip aš dėl jo visiškai nesiparinu, nes mes ten turim biškai kitokį konceptą kalbėjimo. Nu, o visi ten nėra lengva, ten vis tiek 10 minučių kalbėjimas. Na, bet man neblogai jau sekasi tie kalbėjimai, kiek paskutinį kartą kalbėjau, tai aš visiškai nesiparinu. Svarbiausia, visi tie stressful as egzaminai, kur ten paper 1, paper 2, nu, IB baigėsi ir čia yra tiesiog. Jau dabar gaunam po biškį rezultatus tų visų mūsų mock exams. Tai dar kartą kartoju, kas nežinot, aš einu į IB tarptautinį bakalaureatą ir mes rašom final exams visą laiką tik 12 klasės pabaigoje, o čia yra tiesiog bandomieji egzai, bet iš jų gali parašyti tokius predicted grades, su kuriais galima stoti bandyti unikus, bet čia neprivaloma. Ir mes dar tokius testus egzaminus rašysim vasario mėnesį ir taip, jeigu geriau parašysim kokį nors egzą, tai mums pakels tą mūsų predicted grades ir galima bus stoti ten dar geresnius universitetus. Nu žodžiu, ir mum jau dabar biškiau revealina mūsų rezultatus ir honestly, aš esu visai, nu tarsi, nesu disappointed. Nes iš tikrųjų aš galvau, kad nebus taip gerai, nes, nežinau, kažkaip žiauriai su nepasitikiu, kadangi man niekada mokykla neėjo savaime labai lengvai, aš turėjau visą laiką įdėti labai daug pastangų ir aš prieš tuos 2 mėnesius įdėjau šiaip nemažai pastangų, tai man tas labai atsipirko. Realiai gavau tikrai daugiau nei galvojau, kai tik išeidavau iš egzo. Kadangi IB yra tikrai labai challenging ir kiek mes laiko tam būnam toj pačioj ir šūliai ir kiek reikia šiaip darbų padaryti, yra, nu, tiesiog, wow, koks kiekis. Ir aš šiaip galvojau pradžioje mokslo metų, kad aš nežinau, kaip aš managinsiu savo visą social media dalyką, visus kitus dalykus ir IB, bet žinokit, viskas yra įmanoma. Savo vakar pasidariau pagaliau naujus nagus, nes mano tie praeiti jau buvo biški tokie, jau labai buvo, bet ir pažiūrėkite, kaip cute išėjo, kaip jums toks dizainas. Aš manau, aš čia pati sugalvojau, nu, mano nauja nagų meistrė, galima sakyti, irgi sugalvoja, tai nežinau, man kažkaip žiauriai patinka, čia toks tipo įdomesnis variantas, bet still tipo very elegant. Nes tipo gal iš toli atrodo, kad toks biški paprastas frenčas, bet iš arti tai yra ir biški charms ir nužodžiu. Jis šiaip žiauriai gerai daro nagus ir jinai daro tokius gražius ir dizainus ir viską, tai palieku čia jos Instagramo, galite eiti pasižiūrėti, bet nu realiai čia yra, jinai man taip sutvarkė nagus, nes mano nagai tiesiog patys jau, jinai man parodė, kaip jie turi eiti, nors jie turi eiti taip tiesiai kaip dabar, o pas mane ėjo žemyn. Pas mane, pavyzdžiui, šito nago iš viso forma buvo jau netokia, kaip turėtų būti, žodžiu, ten buvo žiauriai, bet tai tengot viskas turi kitą. Kažkaip užsikalbėjau apie mokslus ir net nepasakiau, kur aš važiuosiu. Žodžiu, aš varau su Liudviku, ten su žodžiu kitais Meda ir panašiai į Liudviko sodybą. Ne tą sodybą, kur visą laiką varydavom anksčiau, bet žodžiu į kitą. Tai žiauriai bus nice. Tiesiog esu excited, kad galima bus pailsėti, tiesiog būti in the middle of nowhere ir tiesiog negalvoti apie nieko ir galvoti, kad jau mokykla realiai done. Nu, mūsų paskutinis, nežinau, skambutis, na gerai, neskambutis, bet žodžiu, paskutinė pamoka bus. Šiaip dabar tokių pamokų nėra, bet žodžiu, paskutinė šiaip pamoka yra 19 dieną, manos. Ar jau 19 off. Ne, manos 19 dar yra. Nes jau biškai pyksta, kad aš biškai teikinu my time to get ready, tai aš biškai off camera jau pasturiu eyelinerį. Ir šiaip, žiauriai viskas good atrodo. Nu ir dar powder, šitą powder bronzer, powder blush, žodžiu. Let's do my brows. Realiai for brows aš net nelabai ką darau. Aš negaliu, aš esu taip. Na, žinau, kad čia, kas daro crazy designus, tai čia visiškai mano nagai atrodo kaip smulkmenėlė. Bet man taip cute, nes jie tokie, aš nežinau, jinai taip padarė juos, kad jie būtų su dizainu, bet jie vis tiek tokie elegant minimalistic atrodytų, bet at the same time yra ir spalvų ir panašiai, bet tokie labai pastelinė. Žinau, man labai patinka. Na ką, mano make-up yra done, žiauriai gerai išėjo, šiaip net gan skubėjau, bet kažkaip viskas paėjo. Ačiū labai, kad žiūrėjote, visus labai myliu, bučiuoju ir iki.